Dvasinis tobulėjimas šiuolaikiniame pasaulyje. Dvasinis tobulėjimas mūsų laikais – tai aukštesniųjų žinių mokslas, tai subtiliųjų energijų, energetinių laukų, kvantinių dalelių, kosmologijos, susukinių laukų, bangų, genetikos ir parapsichologijos tyrimai. Tai žmogaus sąmonės supergalių atskleidimas. Visatos pažinimas. Visatos pažinimo srityje žmogus dar tik pradeda savo kelią. Žmonėms pradeda atsiskleisti paslaptis kiek fizinių bei metafizinių visatos pasaulių. Gyvenimo pažinimas. Gyvenimo procese kiekvienas žmogus susipažįsta su jį supančiu pasauliu, savimi ir savo vieta jame. Per pažinimą vyksta žmogaus asmenybės evoliucija ir vystymasis. Sąmonės pabudimas ir raida. Vystydamasis žmogus anksčiau ar vėliau susiduria su būtinybe išeiti iš nesąmoningumo ir pažadinti savo sąmonę.